Nu ką, draugai, paskutinė prekė šiandien ir daugiau jums nebekvaršinsiu galvos. Volvo V60. Einam. Taip, Volvo V60. 2020 metų. 2 litrai, 110 kW. 110 tūkstančių rida. Su tokia rida ir tikra rasti Volvo yra tikrai sunku, bičiuliai. Kas ieškot, tas turbūt puikiai matot. Juoda spalva su perlu. Kėbuliukas gražus. Originaliai dažytas. Nei viena kėbulo dalis nėra perdažyta. Viskas čiki-piki. Kaip sakant, auštas nebuvo. Kam reikia tokio Volvuko, tai drąsiai galite atvažiuoti. Pirkti, pasitikrinau, viską apsižiūrėjau, važiuoja gerai, automatas dirba gerai, variklis dirba gerai, jokių tepalų nuotykių nėra. Pasidariau taip pat diagnostiką. Diagnostika švari, klaidų nėra. Gyvi parametrai geri. Užeikime į vidų. Štai toks medžiaginis saloniukas. Gražus, sėdynė graži, nesuplyšus, neįsėdėta. Nei dar kažkas čia. Vairiukas gražus. Porankis gražus. Cup holderiai. Einam į galą. Gale taip pat viskas gerai. Galėtų dar bent tamsios lubos būti, bet kaip sakant, yra kaip yra. Turim ką turim, nepakeisim. Erdvės bagažinės pas juos, tai kaip sakant, prisidėsit ne tik bulvių, bet manau, poreikiai esant ir į žvejybą, ir į grybus nuvažiuosit, jokių problemų, užuolaidėlę savo vietoj. Po kapotu viskas gražu, realiai kaip nauja. Jokių tepalų nuotykių, kaip sakiau, jokių burtų. Viskas taip, kaip man patinka. Pasikurkim. Beraktė užvedimo sistema. Kondicionierius šaldo labai gerai netgi. Tai čia viskas pasidarys. O kaip sakiau, 110 tūkstančių rida. Navigacija ir panašiai. Va, žiūrėkit, užsikrovė ir čia, kad patogu, kaip sakant, važiuojant nereiktų kažkur dėmesį blaškyti, viskas būtų po akim. Praeinam greitai asistentus. Taip. Turime eko režimą, linijų palaikymą, parktronikus, start-stop sistema, ženklų atpažinimas, susidūrimo prevencija, greičio ženklų pagalba. Galima prisijungti telefoną, per telefoną galima pasileisti Spotify čia. Patogus dalykas, aš asmeniškai naudoju. Tai man, kaip sakant, geras dalykas. Pum, čia apie viską pasidarai savo, nieko nereikia daryti atskirai per telefoną ir nukreipti dėmesio vairuojant. Ką domina toks automobilis, drąsiai rašykite, skambinkit. O kaina šio automobilio būtų 15 900. Kaina, sakyčiau, pagal ridą ir metus tikrai yra gera, nes, kaip sakiau, su 100 tūkstančių rasti Volvo sveiką, nebuvusią daužtą, tai realiai praktiškai, sakykime, neįmanomas reikalas. Taip kad kaina 15 900, numerį telefono ir kitus kontaktus paliksiu kaip visada savo iš galvos, drąsiai skambikit, rašykit, susitiksim, aprodysiu automobilį, įstikinsit patys, kad su automobiliu viskas gerai ir manau tikrai pirmas atvažiavęs jį nusipirksit ir išvažiuosit, kaip sakant, laimingi ir su daina. Ačiū Jums uždėmesį ir susimatysim greičiausiai rytoj. Jeigu viskas gerai, jeigu žmogui nepasikeis planai, tai turėtumėm gauti labai neblogą XC70. Tokios tos tokelės. Gražaus Jums penktadienio, gražaus ateinančio savaitgalio ir susitiksime sekantį kartą. Iki.